Ir bardui Kostui Smoriginui. Atsisveikinimas vyksta Jaunimo teatre. Nacionalinės premijos laureatas mirė eidamas 73-uosius. Kaip ir kokiais žodžiais Smoriginas išlydimas, rodo Aušra Šiaulytė. Vienas iškiliausių Lietuvos aktorių ir bardų Kostas Smoriginas. Jis tikėjo, kad menas išgelbės pasaulį, taip sakydavo ir scenoje prabuvęs daugiau nei 40 metų. Lietuva neteko didžiulio talento, kuris formavo visų gyvenusių kartų ir kūrusių kartų ir, aišku, jaunimo kartos sąmonę. Neteko didelio menininko ir labai įdomaus žmogaus. Tai labai sunku šiandien tą suprasti, kad ateinam atsisveikinti. Žodžiu, labai skaudu. Labai gražių daug prisiminimų, gražių, šiltų, juokingų, smagių. Ir tuo pačiu po visų tuo labai didelis svoris ir gilis ir išmintis. Likimas piktas ir nuožmus, dažnai lyg žaislą žmogų mėto. Likimas piktas ir nuožmus legendiniam aktoriui atsiuntė sunkią ligą. Jis vėl patyrė insultą. Smoriginas mirė sulaukęs 72. Gaila, bet gyvenimas toks yra. Baltų žiedų jūroje ir žvakių šviesoje atsisveikinimas su Smoriginu vyksta Jaunimo teatre, kuriame ir dirbo kelis dešimtmečius. Gyveno gražų gyvenimą. Aš atėjau darbuotis Jaunimo teatrą ir vaidinau su Kostu Smoriginu dėdė Vaniui Nekrošiaus. Esu to 10-ukų žinau, tai yra istorija mūsų. Tai yra žmogus, su kuriuo išgyvenam labai daug ką. Ir aš manau, kad ateis tą kartą, kurį nepamirš. Ne tik jo giesmių, ne tik jo dainų, bet ieškos jo kūrybos faktų. O tai buvo kietas artistas. Bet kaip sako, teatras neturi pabaigos. Tai gal ta liepsna, vilties liepsna, jinai dar liks liepsnos. Smoriginas sakydavo, aktoriaus specialybė tai apgauti. Jis vaidmenį vaidina, bet žmonės turi patikėti, kad jis jį gyvena. Sukurti tobulą iliuziją Smoriginas mokėsi su Dalios Tamulevičiūtės 10-uku, viena ryškiausių grupių Lietuvos teatro istorijoje. Aš kokiu 33 metų aš supratau, kad aš profesionalas ir man pradėjo labai patikti, ką aš darau. Ta prasme, ne aš savo patikti, bet tai, ką aš darau. Aš supratau, kad aš turiu pakankamai stiprių pusių, va čia ir čia, sakysim, improvizacijoje, gal nuo Kvadrato, sakysim, prasidėjo. Toks labai ryškus supratimas mano, kad aš savo rogėse, kad man nieko nereikia keisti ir kad man reikia tik tai tobulėti ir dirbti dar. Makbetas, kur Faustas Latėnas sukūrė ir tas kiekvienas žodis tos dainos, tiesiog toks kostiškas. Prisimenu, kaip mes vieną dieną prieš premjerą, aš šokdama nuo stalo, jisai nuo stalo, aš susilaužiau nykštį, o jisai šonkaulius ir mes vaidinam premjerą. Reikšmingiausius vaidmenis Smoriginas kūrė Eimunto Nekrošiaus spektakliuose, įvertintas aukščiausiais šalies apdovanojimais, Nacionalinės kultūros ir meno premija, ordino už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiumi. Mano teatro gyvenimo užtektų 3 žmonėms, jeigu nedaugiau. Ne dėl to, kad aš čia pučiu burbulą ir apie save kalbu gražiai, bet galvoju, kad likimas man nepagailėjo labai. Ir didelių vaidmenų, ir pagrindinių vaidmenų, ir mažų vaidmenų, ir vaidmenukų. Tiek kino, taip kad aš lucky man, jeigu taip pasakyčiau atvirai, laimingas žmogus. Prisiminsiu nuo pat pirmų dienų, nuo Tamulevičiūtės 10-uko profsąjungų rūmuose, dar kažkada buvo spektakliai Bebenčius. Dar vienas sritis – muzika. Smoriginas pats kūrė ir dainavo, ir ne tik vienas, bet ir su aktorių trio, kartu su Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu. Užtrauktuką ir aš ją iš vaikystės labai atsimenu. Kai sniegas už lango gilės, tau paukščiai mojuos pirštukais, kai niekas tavęs nemylės, tave pabučiuos užtrauktukas,
Anot Teatro sąjungos, Smoriginas nepakartojamas buvo ir kaip žmogus. Ieškantis, jautrus, sukūręs stiprų ryšį su šeima ir draugais, supratęs, kad tikroji gyvenimo vertybė slypi artimųjų rate. Ir džiugins jaunus, ir senus, giesmė tiek sykių jau girdėta, pavydžiu paukščiams į namus, jie grįž pavasarį saulėtą ir... Rytoj amžinojo poilsio aktorius atguls Antakalnio kapinėse Menininkų kalnelyje. Aušra Šiaulytė, Andrius Kalskas, Vilnius. Visų šventųjų dieną, kaip ir kasmet, prie kapinių nuo pat ankstaus ryto didžiulės spūstis. Nešini gėlėmis ir žvakėmis žmonės skuba lankyti artimųjų kapų. Kai kurių laukia net 2 dienos kelionių po Lietuvą. Kiti tolimesniais kapais pasirūpino iš anksto, tad lapkričio 1 lanko tik pačius artimiausius, rodo Ligita Gorodničenko. Nuo pat ryto spūstis prie kapinių būna tik kartą metuose per visų šventųjų dieną. Žmonės skuba, nes per dieną žada aplankyti po kelias kapines skirtinguose Lietuvos miestuose. Sūnus atvažiavo iš Klaipėdos aplankyti senelį, dėdį, čia Donelaičio kapines. Paskui važiuosim į senas kapines. Suplanuota visą dieną. Čia pirmieji, daugiau dar pakeliui ir iki Kuršėnų važiuosime, ir senasias, naujasias kapines, dar ir kaimus turim, visus aplankom. Mūsų diena va taip, su anūkė, pirmiausia, kadangi autobusų nemokamai, labai gerai, atrakcija ir kartu aplankysim tėčio kapą ir kartu atliksim pareigą, tas, kas priklauso. Ir šiandien ir rytoj. Mes pradienis tik lapų nugrėbimas, o paskui vakare, kai žvakutės jau gražiai žibės, tai jūs visais anūkais varysim. Dalis žmonių savo mirusiems artimiesiems skiria 2 dienas. Sako, nenori lėkti paskubomis, tad kapinių lankymą padalijo. Į Kužius važiuosim mamos kapą, dabar tiesiai. Paskui dar važiuosim į Pakapę. Ten mano tėvai čia dabar giminę lankėm. O rytoj paskirsim Žemaitijai, važiuosim į Lieplaukę. Vakar Vienuose, Ginkūnuose, šiandien čia atvažiavau. Reikia prižiūrėti. Puošia kapus įvairiai, bet per visus šventus nori gyvų gėlių, dažniausiai baltų chrizantemų. Paskutiniais metais nereik dėl kitų rodytis, viską darai pats dėl savęs, dėl savų žmonių. Mano, kai buvo 4 palaidota, visada neždavau 8 žvakės, kiekvienam po 2. O dabar 2 metai, porą žvakučių nešu. Nereikia apkrauti. Norisi gyvų gėlių, kad gyvas gėlės būtų. Man patinka labiau baltas, kad būtų. Vazonėliais pastatėm. Įvairiai išbandžiau. Vienais metais dėjau negyvas, kitais metais gyvas, nušalė, taip kad įvairiai, priklauso nuo oro. Prekybininkams lapkričio 1 pats darbymetis. Vienu kitu momentu ateina daugiau žmonių, o visą savaitę labai buvo tuščia, niekas nenori nei tvarkytis. Jeigu ateina 2 šeimos, nusiperka už eurą 1 žvakutę ir viskas. Pagrindė gyvas. Nori. Bet vazonėlio nori ar nori merkiamų? Vazonėliuose. Vis dažniau žmonės galvoja apie taršą. Mažina plastiko kiekį, ant kapo dega nebe po kelias, o tik po 1 žvakę. Kai artimųjų nemažai, ant kapo įprastai taip ir nugula po 5-6 žvakes. Minimaliai. Ir tik tai gyvos gėlės. Už žvakių reikia daug? Nelabai. Ne. Po 1 žvakį kiekvienam jau bus gerai, nes ne kiekiai reikals. Daug tikrai nereikia, paskui, kaip sakant, klapas. Nedarom šiukšlyną, ar ne? Ne, nedarykim šiukšlyną. Tie, kurie gamtą tausojam, šiukšlės rūšiuojam. Kad žvakių perkama vis mažiau, pastebi ir prekybininkai. Pas mus tai tikrai mažėja, bet aš manau, kad mažėja prekybinių tinklų sąskaita. Ten labai pigios, labai daug žvakių, didelis pasirinkimas ir ko gero žmonės iš anksto nusiperka ten. Iš po to viso karantino galiu pasakyti, žmonės visai kitaip žiūri. Vėlinių tradicija viena gyviausių Lietuvoje. Žmonės dažnai vienu vėlinių vardu vadina tiek visus šventus, tiek pačias vėlines, kurias minėsime rytoj. Lapkričio 1 ir 2 paskelbtos nedarbo dienomis, tačiau šiemet sutampa su savaitgaliu. Ligita Gorodničenko, Augustė Tomkutė, Šiauliai.
Naujas nekilnojamojo turto mokestis daliai gyventojų gali būti skaudesnis nei tikėjosi. Nors rinkos kaina vienokia, dalį būstų registrų centras įvertino brangiau. Dėl to gyventojai gali permokėti ir ne 100 eurų. Negana to, apskūsti tokį vertinimą galės ne visi. Finansų ministerija atkerta, kad tai tarptautinė praktika. Plačiau Gintarė Kavaliauskaitė. Šie daugiabučiai sostinės Fabijoniškių mikrorajone pastatyti dar 2008-aisiais. Per tiek metų butų kainos šoktelėjo. Nesidomėjau, tiesą pasakius. Vėtrungių gatvės gyventoja nesusimastė ir apie nekilnojamojo turto mokestį. Ar reikės mokėti ir koks jis galėtų būti, vien būsto paskola jau galvos skausmas. Sudėtinga gauti savo namus turėti ir dar plus nekilnojamas turtas, tai reikia pagalvoti. Kiek gyventojų butai verti, skelbia registrų centras. Vertės Lietuvoje per 5 metus vidutiniškai yra pakilusios apie 2. Norintiems savo namus parduoti, žinia gal ir gera, tačiau pagal šias atnaujintas vertes nuo kitų metų bus taikomas ir nekilnojamojo turto mokestis. Pamatėme tokį vaizdą, kad šiais metais jau tos vidutinės registrų centro vertės priartėjo prie rinkos verčių ir atskirais atvejais jas netgi lenkia, nes anksčiau to nebuvo iš tikrųjų. Nekilnojamojo turto paslaugų bendrovė nusprendė atlikti tyrimą, išanalizavo 150 butų 3 didžiuosiuose miestuose, palygino jų būsimas mokestines ir vidutinės rinkos vertes. Kas 10 atvejis yra toks, kad vis dėlto registrų centras ir pervertina tą turtą. Tai reiškia, kad žmogus turės mokėti mokestį nuo vertės, kur yra didesnė už tą sumą, už kurias realiai galėtų gauti rinkoje, jeigu jis, pavyzdžiui, nuspręstų butą parduoti. Registrų centras skaičiuoja tik vidutinę buto kainą. Anot įstaigos atstovės, dažniausiai butas įvertinamas pigiau nei jo reali vertė, nes vertinimas nėra individualus. Masinis vertinimas orientuojasi į vidutinę objekto būklę. Jeigu objektas yra žymiai geresnis už eilinį tokios pačios rūšies turtą, tai jisai tikėtina bus nedavertintas. Atsižvelgiama į statybos metus, buto plotą, lokaciją. Tad jei yra neregistruotų buto savybių, gali atsitikti ir priešingai. Sostinės Vėtrungių gatvės daugiabučiai registrų centro įvertinti 9 000 daugiau nei rinkos kaina. Dėl to ir nekilnojamojo turto mokestis gali būti didesnis. Susidaro daugmaž, vadinkim taip, į kelis arba keliasdešimt eurų permoką. Už pagrindinį būstą mokės tie gyventojai, kurių turto vertė viršija 450 000 eurų. Tarifą savivaldybės nustato pačios, jis gali siekti nuo 0,1 iki 1%. Kitas turtas apmokestinamas jau nuo 50 000 eurų. Kuo didesnė turto vertė, tuo ir mokestis didesnis. Ką darysim, mokėsim, ką daryti? Reikės ieškoti būdų, kuo daugiau dirbti ir užsidirbti, nes tas toksai suvaržymas, jis aišku gyvenimo kokybės nepriduoda. Registrų centro vertinimą kiekvienas gyventojas gali ginčyti. Jisai kiekvienais metais, 1 metų ketvirtį turi teisę teikti registrų centrui prašymą su individualaus vertinimo ataskaita, kad registrų centras patikslintų mokestinę vertę. Vis dėlto buto vertė bus pakeista tik tada, jei vertinimas skiriasi daugiau nei 20%. Anot Finansų ministerijos tokia tarptautinė praktika. Siekiant išvengti nežymių skirtumų tarp verčių, kas galėtų lemti didelį apeliacijų skaičių, 20% riba pasirinkta kaip optimali ir pagrįsta mokesčių teisinių santykių stabilumu. Anot rinkos tyrėjų, riba per aukšta, nes buvo nustatyta tada, kai nekilnojamojo turto mokesčio tarifai nepriklausė nuo turto vertės. Reali turto vertė, pavyzdžiui, yra 590 000 eurų. Registrų centras pertino keliais procentais ir jisai jau turi mokėti mokestį nuo 600 kažkiek tūkstančių eurų, kai jau tarifas perina didesnę zoną ir taip, žmogus žymiai ženkliau nukenčia. Šiemet priimtas įstatymo pataisas jau anksčiau kritikavo buvęs finansų ministras Algirdas Butkevičius. Matėsi, kad žmonės iki galo arba neišmanė, arba tiesiog nežino, kaip Europoje arba pasaulyje yra nustatomos nekilnojamo turto vertės. Anot jo, reforma priimta chaotiškai, todėl nenuostabu, kad apie 20% ribą nepagalvota. Ateityje, mano, įstatymas galėtų būti koreguojamas.
Gal pirmais metais galėtų būti ir ginčytina vertė, jeigu paklaida yra 10%. Tol, kol tikrai susireguliuos ta nekilnojamo turto vertė tikra. Registrų centras įvertino daugiau nei 6 milijonus nekilnojamojo turto objektų. Preliminari jų vidutinė vertė siekia 196 milijardus eurų. Gintarė Kavaliauskaitė, Rolandas Šležas, Vilnius. Pastarąją parą pasienyje su Baltarusija apgręžti net 63 migrantai ir tai yra rekordinis skaičius per 3 metus. Nelegalai pasirinko ir naują taktiką, bandė brautis grupėmis, kad pasieniečiai nespėtų pamatyti ir jie galėtų prasmukti į Lietuvą. Atėjūnai taip pat buvo pasiruošę gadinti koncertiną. Turėjo žirklės metalui karpyti, kopečias ir kastuvų. Anot pasieniečių, tokios aplinkybės rodo, kad Baltarusijos pareigūnai ir toliau koordinuoja nelegalų migraciją per sieną. Visi jie buvo ties Lazdijų rajonu. Ir čia tokia netipinė situacija buvo, nes praktiškai visi jie vienu metu bandė patekti. Tai yra iš pradžių pasirodė 32 vyrų grupė prie sienos, prie fizinio barjero pradėjo artėti. Po 2 minučių dar 27 pasirodė šalia visai už pusės kilometro. Ir po kelių minučių dar už 2 kilometrų dar 3, tai 62 iš viso vyrai. Ir matyt, tai buvo tikėtasi, kad pasieniečiai reaguos į vieną incidentą, o kitos vietos bus lengviau praeinamos. Tačiau Kapčiamiesčio užkardos pareigūnai idealiai reagavo į šitą situaciją. Šįryt į Mikolaivą rusai paleido balistinę raketą, galimai Iskander, su kasetiniais sprogstamaisiais užtaisais. Ji pražudė 1 žmogų, dar mažiausiai 19, tarp jų 2 vaikai sužeisti. Per sprogimą apgadinta degalinė ir automobiliai. Savo ruožtu ukrainiečiai vis stipriau atsako tolimais smūgiais ir specialiomis operacijomis Rusijos gilumoje. Naktį sproginėjo Tuloje, o Pamaskvėje, Žukovskio mieste, sutriko elektros ir šilumos tiekimas. Ukrainiečiams netgi pavyko perkirsti strateginės reikšmės naftos ir degalų vamzdynus juosiančius Maskvą. Nepaisant to, kad rusai labai saugo šį 400 km ilgio naftos, dizelino ir aviacinių degalų vamzdyną, Ukrainos agentams pavyko jį užminuoti ir susprogdinti visas 3 linijas. Šiais vamzdynais sujungtos Maskvos, Rezanės ir Žemutinio Naugardo naftos perdirbimo gamyklos, o degalai tiekiami ir į rusų karo bazės. Smūgiai į rusų naftos sektorių gerokai apkarpė pagrindinį Kremliaus režimo pajamų šaltinį ir išprovokavo benzino deficitą šalyje. Я не буду зрозумілих причин давати. Dėl suprantamų priežasčių nepasakosiu, ką planuojame, bet trumpai pasakysiu apie rezultatus. Nuo metų pradžios sėkmingai atakavome 160 naftos gavybos ir jos perdirbimo objektų. Per šių metų rugsėjį ir spalį 20. Tarp jų 6 naftos perdirbimo gamyklos, 2 naftos terminalai, 3 naftos saugyklos ir 9 naftos perpumpavimo stotis. Kuo tai pasireiškia? Tai lėmė daugiau nei 20% deficitą vidaus naftos produktų rinkoje ir 37% naftos gavybos pajėgumų prastovas. Nors geopolitinė įtampa skatina Lietuvą ruoštis gynybai, šalyje katastrofiškai trūksta šaudyklų. Rekordiškai išaugus šaulių ir savanorių skaičiui, šaudyklos nebesugeba visų priimti. Nors politikai problemą pripažįsta, šaudyklų savininkai sako, kad susiduria su nuolatiniais gyventojų skundais dėl triukšmo ir tuoj esą nebebus kur šaudyti. Situaciją aiškinosi kolega Vytautas Dumbliauskas. Šaulių sąjungos narys Giedrius šaudyklose lavina šaudymo įgūdžius, kaip pats sako, dėl tėvynės. Dabar dėl kai kurioms šaudykloms taikomų apribojimų tą daryti vis sunkiau ir sunkiau. Arba išeigi neimi, arba kažkur važiuoji, kur galima dar šaudyti. Bet tai vėl kažkur galima šaudyti, Marijampolė arba tas pats poligonas, tai yra kitiem atstumai, kuras, laikas ir visa kita. O šį čia gyvenam vietoj, visi vietiniai šauliai, kaip bebūtų, mūsų ne vienas, ne 2. Ir treniruodavėms, o dabar jau neatsimenu, kada buvau. Ši Kaišiadorių rajone įsikūrusi šaudykla negali dirbti savaitgaliais. Ribojimai atsirado dėl nuolatinių gyventojų skundų, kad šaudoma labai garsiai. Sutapimas ar ne, bet skundai prasidėjo panašiu metu kaip ir karas Ukrainoje. Mes pradėdami veiklą tą triukšmą išmatavom ir mes triukšmo normų neviršijom. Buvo atlikti ir policijos tyrimai, inicijuoti triukšmo matavimai su policija, su Kaišiadorių savivaldybės atstovais.
Triukšmo viršimo vėlgi mes nebuvo užfiksuota. Tačiau aplinkiniai gyventojai vis tiek intensyviai šaudyklą skundė. Prasidėjo matavimai jų suderintos datomis ir laikais. Tuo metu prasidėjo tie triukšmo viršimai, kurių mes nesuprantam. Norinčių šaudyti prasidėjus karui Ukrainoje kiekvienais metais vis daugiau. Tai nestebina, vis daugiau žmonių stoja į šaulius. Norinčių kiekis yra tikrai didesnis, o šaudimo vietų, kaip sakom, riboja šaudyklas ir reaguoja į tokius, sakykime, nepagrįstus skundus iš kelių gyventojų, o ne iš visos bendruomenės. Šaulių sąjungos nariai šaudimų įgūdžius gerinti gali kariniuose poligonuose, tačiau tikrai nedažnai. Yra daug šaulių, kurie turi ginklus iš medžiotojų pusės ir nori pašaudyti tos tolimesnius atstumus, kas ir yra aktualu snaiperinis šaudimas, ar ne, kilometras, 2 kilometrai. Tai galiu pasakyti, kad šiandienai civilinė šaudykla yra vienintelė Širvintų rajone, kilometrą, kur galima pašaudyti. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas šaudyklų atstovų supranta, tačiau taip pat sako pastebėjęs, kad vieni kitus dažniausiai skundžia tų pačių šaudyklų atstovai. Skundžia vienas kitą, ko gero jau ir konkurentai, ir to pasekmė arba priežastis, tiksliau gal apie tai šnekėt, ateinantys milžiniški finansai arba finansavimas į šią sritį irgi pinigai. Dėl pinigų prasidėjo kova, o dėl pinigų visi susipyksta. Šaudyklų atstovai tokias kalbas neigia. Trūkstant šaudyklų, kai kurios svarsto net užsidaryti, atsirasti naujoms beveik neįmanoma. Reikalavimas yra PAVas, poveikio aplinkai vertinimas, didžiulės investicijos, nes tai, kas buvo padaryta prieš 10 metų, tai dabartiniai žemės darbai yra tikrai labai brangus. Ir tai nėra tas biznis, iš kurio būtų galima pragyventi. Politikai atkreipia dėmesį, kad vis dėlto tai yra verslas, o ne labdaringa veikla. Išperkama yra žemė, sukuriamas yra šaudykla ir vėliau, nors pradžiai sako, duosime galbūt ne už dyką šauliams, kitą dieną bus ne už dyką. Tai nėra blogai. Vėlgi, aš manau, kad turime skatinti verslą ir verslumą, tą turime daryti, bet vėlgi, reguliavimas turi būti atitinkamas. Nors visi Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai sutinka, kad šaudyklų skaičių reikia didinti, tačiau Seime atsirado nauja iniciatyva, kad šaudykloms reikėtų dar labiau sugriežtinti reikalavimus. Atsirado naujas reikalavimas padidinti atstumus nuo gyvenamųjų vietų. Ir tada iš karto viskas labai komplikuojasi, dar taps sudėtingiau įsteigti šaudyklas. Vien tik tai padidinti atstumą, kaip prašo, kad gyventojai nuo 100 metrų iki 500 metrų, mums pasirodė, kad tai nėra labai logiška. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai siūlys įstatymų pataisas, kad reikalavimai šaudykloms nebūtų tokie griežti. Po kiekvieno šaudimo tu turi surinkti liekanas, šviną, nukasti tam tikrą kiekį žemės, kas yra, tam tikrą prasme, yra absurdiški reikalavimai kai kuriais atvejais. Tai reikia žiūrėti į reikalavimus supaprastinimą. Triukšmo lygis šalia šaudyklų nebūtinai priklauso nuo atstumo. Labai svarbios ir šaudyklų konstrukcijos, uždarumas, miškingumas. Pasak Rimanto Sinkevičiaus, logiškiau būtų paruošti tikslius reikalavimus, kaip tos šaudyklos turėtų būti statomos ir įrengiamos. Tas jau pavesta Krašto apsaugos ministerijai. Vytautas Dumbliauskas, Domantė Stankevičiūtė. Kontrabandinių balionų atakos priminė apie Šiauliuose esantį tarptautinį oro uostą. Daugelis matyt nežino, kad šalia karinio oro uosto veikia ir civilinis. Tiesa, čia keleiviniai lėktuvai nesileidžia. Atvyksta tik krovininiai ar remonto laukiantis lėktuvai. Kodėl esant ekstremaliai situacijai vyriausybė net nesvarsto išnaudoti Šiaulių oro uosto, domėjosi Ligita Gorodničenko. Šiaulių oro uosto terminalas dažniausiai taip ir atrodo. Patalpos tuščios, nėra nei žmonių, nei darbuotojų. Pasų kontrolė ir bagažo tikrinimo skyriai neveikia. Kaip mes sugebam panaudoti didžiulį valstybės turtą. Kitaip tariant, 35 metus mes jo nesugebam panaudoti ir tai yra blogai. Oro uostas veikia visą parą 7 dienas per savaitę. Dirba su privačiais skrydžiais, priima krovininius orlaivius ir lėktuvus remontui. Keleivių juose dažniausiai būna mažai, iki 10 ar 15 žmonių. Mes bet kokiu atveju esame visada pasiruošę aptarnauti ir tarkim, netgi jeigu techninis kažkoks gedimas orlaiviui yra bet kokiam ore, jie gali tūpti pas mus ir mes aptarnaujimą pilnai visą galim padaryti. Tai reiškia, kad jei dėl kontrabandinių balionų ar kitų ekstremalių situacijų vėl tektų uždaryti Vilniaus oro uostą, iš esmės lėktuvai galėtų būti nukreipti į Šiaulius. Tačiau tokios galimybės vyriausybė nemato. Šiai dienai mūsų tikslas yra, kad Vilniaus oro uostas nebūtų uždarytas, o jeigu tektų esant force majeure situacijai dėl oro balionų ar kitai situacijai oro uosto veiklą stabdyti, tai kad tas stabdymas būtų kuo trumpesniam laikotarpiu ir apie Šiaulių oro uosto
oro uosto įveiklinimą šiai dienai nesvarstom. Anot Šiaulių oro uosto vadovės, apie galimybę leisti Šiauliuose jie savo klientus informavo. Nė vienas lėktuvas kol kas tuo nepasinaudojo. Tiesa, oro uostas nėra didelis. Keli lėktuvai vienu metu leistis negalėtų. Tiksliau, keleiviams tektų kelias valandas laukti lėktuvo viduje. Labai mažiukas terminalas ir praleidimas keleivių yra maždaug apie 180 per vieną valandą. Tas reiškia, kad mes jeigu nutūptų keli orlaiviai vienu metu, tai mums būtų tikrai labai sudėtinga. Kam tam žmogui skristi kažkur atgal į Kopenhagą ar dar kur nors, kai jis gali nusileisti Lietuvoje visiškai lengvai, galbūt palauks valandą, galbūt ten tas autobusas neprivažiuos taip iš karto, bet vis tiek tai bus 10 kartų geriau arba 100 kartų geriau, negu ten skraidyti po pasaulį pirmyn atgal. Šiaulių meras piktinasi, kad valstybė neišnaudoja Šiaulių oro uosto, jo neprižiūri ir neaptarnauja, už viską atsakinga savivaldybė. Didžiulis takas, didžiulė infrastruktūra, prižiūrima kiaurą parą 7 dienas per savaitę, kad galėtų pakilti 2 ar 4 naikintuvai treniruotėm arba misijom. Tai tas dalykas užtrunka kelias minutės. Visą kitą laiką mes turim tuščiai naudojamą infrastruktūrą. Lietuvoje veikia 4 tarptautiniai oro uostai, 3 pavaldus susisiekimo ministerijai, Šiaulių oro uostas ne, tad norint plėstis ar aptarnauti keleivius, viską organizuoti turi savivaldybė. Mums yra sudėtinga išsimušti, ta prasme, ir parodyti tam tikrus dalykus pirštais konkrečiai, ką reikėtų padaryti ir kuo galima būtų prisidėti. Nes mes nedalyvaujam toj visoje oro uostų sistemoje Lietuvoje. Šiauliečiai netiki, kad ateityje būtų galima skraidyti iš Šiaulių, tačiau oro uosto vietoje norėtų. Dažniausiai iš Vilniaus, Rygos arba Kauno. Artimiausia, žinoma, Rygos. Tai Šiauliuose taupytųsi laikas? Taip, taupytųsi laikas ir tikrai būtų patogu. Tai būtų labai patogu, tai dabar kaip tik pati ruošiuosi kelioniai už savaitės. Šiek tiek neramu, juokauju, ar skrisiu su lėktuvu ar su oro balionu. Iš vienos pusės tai tikrai būtų labai patogu, kad Šiaulių. Labai nepatogu šitą keliauti ar uostą, daug laiko sugaištam. Šiauliuose būtų gerai. Labai gerai būtų. Paties Šiaulių oro uosto tikslas būti krovinių, ne keleivių oro uostu. Tikina, kad galėtų ir keleivius į poilsines keliones išleisti, bet tada reikėtų didesnio terminalo. Ligita Gorodničenko, Gedas Salyga, Augustė Tomkutė, Šiauliai. Milžiniška 100-tūkstantinė minia šiandien susirinko šiaurinėme Serbijos Novi Sado mieste, kad pagerbtų prieš metus geležinkelio stotyje tragiškai žuvusių žmonės. Tada naujai suremontuotoje stotyje nulūžo platus betoninis stogelis ir užmušė 16 praeivių. Ši tragedija, dėl kurios iki šiol niekas nėra nubaustas, išprovokavo masinius studentų protestus. Dėl jų atsistatydino premjeras, žlugo vyriausybė ir buvo suformuota nauja. Tačiau nacionalistas prezidentas Aleksandras Vučičius, dėl kurio prorusiškos politikos stringa Serbijos priėmimas į ES, valdžioje išsilaikė. Serbijos jaunimas kaltina prezidentą dėl korupcijos ir nepotizmo, ypač valstybinėse infrastruktūros projektuose, kuriuos atlieka Kinijos bendrovės. Vučičius su protestuojančiais studentais dar anksčiau liepė griežtai susidoroti. Per šios metus žmonėse susikaupė daug liūdesio ir pykčio dėl to, kaip viskas baigėsi šią tragediją. Ir tai yra priežastis tam tikram maištui, bet yra daug liūdesio. Visus šios metus buvo daug pykčio ir neteisybės. Daug skausmo, daug liūdesio. Kiekvieną kartą daug jausmų. Kiekvieną kartą, kai esu čia, kai praeinu pro stotį. Aš čia gyvenu. Visada pabyra ašaros. Negaliu jų sustabdyti. Vilniaus troleibuso vairuotojas iš Baltarusijos sukėlė skandalą dėl kalbos. Ragino dispečerę su juo bendrauti rusiškai, pokalbį filmavo ir įrašą įkėlė į internetą. Sujudo ne tik Vilniaus meras, bet ir tarnybos. Netrukus visi užsieniečiai privalės klientus aptarnauti lietuviškai. Tačiau politikai sako, nauja tvarka nieko neduos, nes jai nepasirengta. Gabrielės Grigošaitytės pasakojimas. Baltarusis Andrėjus Paukas gyvena čia 5 metus, bet lietuviškai nekalba. Pasiteisinimai netinkami, kad ir kiek teisinčiausi, jums tai nepatiks. Tad nesiteisina ir darbe, tiesiog kalba rusiškai. Andrėjus Vilniaus troleibuso vairuotojas. Bet kalbos barjeras panašu ima siutinti kolegas. Istorija užvirė, kai vieną rytą vyras susiskambino su dispečere. Vairuotojas kalbėjo rusiškai, regis ragino tą daryti ir dispečerę, bet ši nepasidavė, bendravo tik lietuviškai.
Я же знаю, что она разговаривает по-русски и понимает меня. Ašgi žinojau, kad ji kalba rusiškai ir mane supranta, bet kai nepanoro to daryti, nusprendžiau nufilmuoti šitą momentą, tam, kad vėliau parodyčiau vadovybei ir manimi patikėtų. Galėjau nepatikėti, juk aš čia svetimas, naujas. Vaizdo įrašą išplatino internete, bet to provokacija prieš kolegę nevadina. Priešingai jaučiasi išprovokuotas pats. Pradėjau panikuoti, kad man neleis dirbti ir užskaitys pravaištą. Kadangi esu ir tinklaraštininkas, turiu prenumeratorių, tai nusprendžiau, kad man gali padėti sekėjai ir išversti, ką ji man pasakė. Kai įrašas pateko į internetą, įsikišo ir meras. Benkunskas teigė, lietuviškai nekalbantis imigrantas parodė nepagarbą. Akivaizdu, kad vairuotojas šiuo atveju mano supratimu pasielgė netinkamai, žinant, kad jis yra Lietuvoje ir yra valstybinė kalba labai aiški. Ir reikalauti, kad su juo būtų bendraujama rusų kalba. Bet tik su mero pabarimu Baltarusis matyt neišsisuks. Darbdavys Vilniaus viešasis transportas pradėjo savo tyrimą. Įmonė netoleruoja tokio darbuotojų, keleivių ar kitų asmenų žeminančio ar nepagarbaus elgesio. Tad dėl galimų etikos ir vidinės tvarkos pažeidimų šiuo metu yra atliekamas vidinis tyrimas. Akivaizdu, kad Lietuvoje Andrėjus turi leidimą dirbti, bet migracijos departamentas kol kas nežada jo atimti. Pirma nori, kad pasisakytų policija. Neaišku, kokį nusikaltimą ar teisės akto pažeidimą asmuo padarė, bet migracijos departamentas planuoja kreiptis į policijos departamentą, paklausti, kad jie įvertintų ir pateiktų išvadą. Pavyzdžiui, jei paaiškės, kad Baltarusis pažeidė viešąją tvarką, teks grįžti ir prie migracijos klausimo. Tada, aišku, būtų iš naujo pervertintas tas asmens statusas, kokiu iš čia gavo leidimą gyventi. Andrėjus teigė, vaizdo įrašą ištrynė, o kolegės ir komandos viešai atsiprašė. Į juos kreipėsi į lietuvių kalbą, kurios sako, kad nemoka. Norėčiau atsiprašyti už savo grubų ir nemandagų elgesį. Vilniaus viešajame transporte dirba daugiau nei 100 vairuotojų iš užsienio, daugiausia iš Ukrainos. 86% sudaro Lietuvos pilietybę turintys vairuotojai, o likusi dalis tai yra vairuotojai iš kitų šalių. Už 2 mėnesių užsieniečiams vairuotojams tiek kitiems imigrantams įsigalios nauja tvarka. Jie privalės klientus aptarnauti lietuviškai. Reikalavimas įstatymė ant popieriaus yra įvestas, bet daugiau nieko iš valstybės pusės nebuvo padaryta. Įstatymo pataisas kūrė Seimo nariai, teisinasi, kad tai vyriausybė nepadarė namų darbų. Situacija yra labai sudėtinga ir nepasiruošimas yra, akivaizdus. Anot Asanavičiūtės nėra nei priemonių, kurios padėtų mokytis lietuvių kalbos. Nežinia, kiek bus skirta pinigų mokymams. Neaišku ir kas už tai bus atsakingas. Įstatymas įsigaliojo nuo sausio mėnesio, privalomumas atsiranda, bet kiek jisai bus veikiantis, labai didelis klausimas. Benkunskas žada įdarbinant užsieniečius imti savo tvarkos. Miesto valdžia duotų pinigų, o miesto įmonės užsiimtų darbuotojų kalbos mokymu. Jeigu jau dirbi Vilniaus miestui, būk malonus mokintis ir mūsų kalbos. Šiems pokyčiams dar turi pritarti Vilniaus miesto taryba. Gabrielė Grigošaitytė, Remigijus Pakėnas, Vilnius. Kauniečiai stoja piestu prieš verslo norą skverelyje tarp daugiabučių panaikinti kelią. Gyventojai mano, kad po to būtų atvertos duris į žalįjį plotą įsprausti naujus daugiabučius. Įmonė sako, kad dabar statybų neplanuoja, nors sklypo paskirtis tai ir leistų. Konfliktas jau pasiekė ir teismą. Plačiau Ieva Diraitė. Ši vieta Vilijampolėje kurį laiką kelia nesutarimų. Bendrijos pirmininkė sako, jo konfliktas kilo, kai gyventojai sužinojo, kad atkūrus nuosavybės teisės buvusios savininkės žemę paveldėjimo būdu perėmė įmonė. Čia suformuoti buvo 2 sklypai ir abudu sklypai priklauso šiai įmonei ir šiuose abiejose sklypuose yra net 4 aikštelės, kurios skirtos buvo gyventojų poreikiams. Tačiau, aišku, įmonė tikrai nesiruošia toliau laikyti tų aikštelių ir ruošiasi mūsų žiniomis vykdyti statybas. Gyventojai nerimauja, kad jų gyvenimas pasikeis iš esmės. Papildomas triukšmas, tarša, kas vėlgi atsilieptų gyventojų sveikatai ir labai ženkliai atsilieptų. Ne tik kad sveikatai, bet ir čia seni namai būtų galimybė ir kad sutrūks jų pamatai ir sienos.
Pirmininkė sako, kad pasklidus kalboms apie galimas statybas, dar vienas smūgis buvo, kai iš pakabinto skelbimo sužinojo, jog bus pakeisti servitutai. Ji rodo, kas galėtų išnykti. Šitas didysis takas, kuriuo praeina žmonės į įvairius objektus, tai yra į vaistinės, parduotuvės, mokyklą, darželius ir taip toliau. Ir takeliai smulkesni, kur vaikai eina į mokyklą. Taip pat šitos dvi aikštelės. Gyventojai sako nepasiduosiantys. Ne, tikrai prieš čia, eisim sieną prieš tokį dalyką. Blogai. Ką žinau, čia ir taip namų užtenka. Tai visą gamtą sudraikys. Būtų labai liūdna. Todėl, kad mes naudojamės, vaikštom čia galų gale. Ir badmintoną žaidžia, ir vaikai. Suformuotose sklypuose žalioji zona ir nedidelis parkelis. Arboristai sako, kad kai kurie medžiai čia auga jau 100 metų ir tokį skverą reikėtų saugoti. Ta žalios erdvės, kurių jau statyti, daryti nereikia, kurių įrengti nereikia, kur pinigų kišti nereikia, mes tiesiog norim lengvą ranką sunaikinti. Tai iš mūsų pusės tai atrodo netinkama. Tikėdamiesi išsaugoti tarp daugiabučių esantį skverelį, gyventojai kreipėsi į savivaldybę, prašydami jį perimti savo žinion. Prieš 6 metus čia savivaldybė atnaujino takus ir įrengė apšvietimą. Mes kreipiamės į Kauno miesto savivaldybę, kad galbūt Kauno miesto savivaldybė rastų galimybę perimti ar tai išpirkti sklypą visuomenės reikmėm. Nes dabar šito sklypo naudojamas yra 51% servitutų. Ši istorija jau pasiekė teismą. Įmonė prašo pakeisti servitutą, leidžiantį naudotis aikštelėmis ir pėsčiųjų taku. Kauno apylinkės teismas nusprendė atmesti ieškinį, tai yra nepripažinti servitutų pasibaigusiais. Dėl šio sprendimo buvo pateikti apeliaciniai skundai. Bylą apeliaciniai instancijų išnagrinėjo Vilniaus apygardos teismas ir nutarė panaikinti sprendimą ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Kadangi sprendžiamas servitutų pakeitimo klausimas, į situaciją įsitraukia ir nacionalinė žemės tarnyba. NŽT nesutinka su UAB Domus firma ieškiniu, nes ieškovė nenurodė pasikeitusių aplinkybių, kurios lemtų servituto pabaigą. Priešingai, į bylą įtraukti tretieji asmenys nebijotinai patvirtinta, kad esantis nustatyti servitutai yra naudojami gyventojų poreikiams tenkinti ir jie yra būtini daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai. Tuo tarpu įmonė teigia tapusi situacijos įkaite. Neva dėl servituto negali naudoti savo žemės pagal paskirtį, o turi tik prižiūrėti sklypą ir mokėti žemės mokestį. Įmonė sako, kad kol kas jokių daugiabučių statyti neplanuoja, nors žemės paskirtis tą leistų. Jei žemės sklypas nebus paimtas visuomenės poreikiams ir bus pakeisti, panaikinti esami servitutai, planuojam naudoti žemės sklypą pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytą paskirtį. Bylą grąžinus Kauno apylinkės teismui kilo abejonių dėl šio teismo kompetencijos žemių klausimų. Svarstoma perduoti bylą administraciniam teismui. Ieva Diraitė, Alius Koroliovas, Kaunas. Visų šventųjų dienos išvakarėse visas pasaulis šventė Helovyną. Be abejo, prašmatniausiai jį paminėjo Jungtinės valstijos ir kitos anglosaksų šalys. Amerikos garsenybės tą progą puošėsi tikrai įspūdingais kostiumais. Pavyzdžiui, Helovyno karalienė, vadinama Heidi Klum, pavirto į siaubingą medūzą su gyvatėmis ant galvos. Rodo Saulius Masalskas. Niekas tiksliai negali pasakyti, iš kur kilo Helovyno šventė su visais jos moliūgais, kostiumais ir kitais papročiais. Bet viena iš labiausiai tikėtinų versijų, kad ji atsirado ne iš bažnytinės tradicijos, o iš pagoniškų airių ir škotų švenčių. Kai tos šventės buvo apjungtos su krikščionišku liturginiu kalendoriumi, emigrantai nusivežė jas į Jungtines valstijas ir ten išplatino. Taigi per Amerikos ir viso pasaulio miestus vėl nužygiavo karnavaliniai Helovyno paradai. Žinote, myliu Niujorką. Niujorkas turi tikrą širdį ir ši bendruomenė mėgsta matyti kūrybiškumą. Nemanau, kad ką nors panašaus galite pamatyti kur nors kitur pasaulyje.
Net ir turistai, kaip kas išmanė, stengiasi prisidėti prie šventės. Labai džiaugiamės matydami šį paradą, nes Prancūzijoje Helovynas nėra labai švenčiamas. Amerikiečiams pavyko išplatinti Helovyną visame pasaulyje ir paversti jį gana pelningą pramogą, panašiai kaip Kalėdas, nes visi šie kostiumai, saldumynai bei kiti atributai kainuoja, o tai reiškia, kad juos kažkas užsako, gamina, vežioja po pasaulį ir parduoda. Tam padėjo ir labai išradinga Amerikos kino madų bei kitų pramogų pramonė. Pavyzdžiui, Helovyno vakarėlis New Yorko Hard Rock hotelyje per daug metų virto tikrai įspūdingų kostiumų pristatymų. Viena iš garsiausių šio performanso dalyvių yra iš Vokietijos kilusi manekenė, o dabar televizijos asmenybė yra Amerikos verslininkė Heidi Klum. Žinote, Medūza yra tokia legendinė ir labai bauginanti moteris. Iš pradžių ji buvo graži, bet paskui buvo nubausta ir tapo labai bjauri. Ir nežinau, man labai patinka visa ši istorija apie Medūzą ir kaip ji atrodė su tomis gyvatėmis. Iš tikrųjų, pagal gana vėlyvus daugiausiai Romos laikų mitus, Medūza tikrai kadaise buvo gražuolė, bet kai jūrų dievas Neptūnas užvaldė ją Minervos šventovėje, būtent Minerva, išminties ir karo strategijos deivė, pavertė nuostabius Medūzos plaukus gyvatėmis ir padarė taip, kad visi vyrai nuo jo žvilgsnio pavirstų į akmenį. Saulius Masalskas. Maksimoje laimite, nes sutaupate, perkant dar daugiau šaldytai produkcijai 30, kosmetikos ir burnos priežiūros priemonėms 40, o kapų žvakėms ir įdėklams 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia. Naršyk saugiau su Telia Safe programėle. Tai jungtis prie viešo Wi-Fi bus saugiau? Taip. Pirkti internete irgi bus saugiau? Taip. Pala, tai man dabar duomenis bus sunku vogti? Tikrai taip. Nesąmonė. Nuo šiol su 5G planais Telia Safe programėlė nemokamai. Jei naršyti saugiau, tai tik su Telia. Rimi geros kainos ir kokybės balansas. Šį savaitgalį Žemaitijos ilgamžės tradicijos pieno produktai ne 20% pigiau, o perkant 2 vienetus ar daugiau nealkoholinio alaus ar vyno, ne 30% nuolaida. Rimi, verta rinktis kasdien. Žaibiški pasiūlymai bus iki 50% nuolaida daugybei sezono naujienų iš mados, vaikų, sporto ir namų asortimento. Tik dabar bus.com. Štai čia matote įžymiuosius šio savaitgalio pasiūlymus. Pusriebė Žemaitijos varškė 3,79, o vytintoms dešroms Alpozo 40% nuolaida. Maksima. Ar esate pasiruošę ryškiai palydėti metus? Legendinis Gytis Paškevičius grįžta į arenas. Susitikime gruodžio 12 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 29 dieną Vilniuje. Bilietus platina Kakava LT ir Bilietai LT. Eime? O štai čia, ponai ir ponios, matote legendinius šio savaitgalio sutaupimus. Meistro kokybės tortams 20, o perkant dar daugiau sultims, sulčių gėrimams, nealkoholiniam vynui, sidrui ir alui 30% nuolaida. Maksima. Lėtas internetas mirė. Užsisakyk greičiausia namų internetas įkeis ir gauk televizorių vos už 1 centą. Rimi lentynos pilnos produktų lengvesniai kasdienybei. Susipažinkite su Saling. Naujas vardas kasdieniams produktams. Atraskite naują Saling asortimentą tik Rimi parduotuvėse. Rimi, verta rinktis kasdien. Rimi geros kainos ir kokybės balansas. Šią savaitę vaivorykštinio upėtakio filė 11,99. Varškės sūrelis Magija tik 39 centai, o ilgavaisis agurkas Rimi tik 59 centai. Rimi, verta rinktis kasdien. O, štai ir naujas investuotojas. Juk investuoti dar niekada nebuvo taip paprasta. Išbandykite naujieną – mini investicijas, kurios apvalina mokėjimus kortele ir skirtumą automatiškai investuoja. Įjunkite savo Swedbank programėlėje ir šiandienos investuotojas – tu. Swedbank. Telia Play pristato Neseniai buvo surastas kūnas, gabalai supjaustyta jauna moteris. naujas Emilio Vėlyvio mistinis kriminalinis serialas. Something really bad has happened. Ką aš turėčiau suprasti? It's not what you see that matters. It's how you look at it. Vilko gomurys. Tik per Telia Play. Super šeštadienio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Mangas tik €1,69. Šviežia kiaulienos mentė be kaulo su Lidl Plus programėle net 40% pigiau. O mozzarella su Lidl Plus programėle tik 65 centai. Lidl verta.
Ieškai kavos aparato, o gal dulkių siurblio? Senukose visada išsirinksi. Dabar Philips kavos aparatas 614 eurų, Dreamy dulkių siurblys robotas 685 eurai, o Xiaomi dulkių siurblys šluota 199 eurai. Senukai. Užkietėjo viduriai ir natūralių priemonių jau nebepakanka? Forlax. Pasituštinkite lengvai ir užtikrintai. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. LNK premjera su Tomu Hollandu ir Marku Wahlbergu. Kartu jie drąsiausi lobio medžiotojai. Sukim. Velnis, vos per jūs galą negavau. Ar gerai surekstas planas išdegs? Nuotykiai be atokvėpio neatrastas. Šiandien 21:30 per LNK. Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau. Mokyveži durų centras. Daugiau nei 250 durų. Paskleisti kerus. Man patinka valūs užpakaliukai. Ir apsukti galvą. Įspūdinga. Ar tam užteks vos vieno susitikimo? Neišgazdinai. Pirmieji pasimatymai. Darbo dienomis 12 valandą per LNK. Pirmadienį 8 vakare per LNK. Negalėsiu dalyvauti, nes sūnus gims. Žvaigždžių dueto aistros. Visa Lietuva mus perša. Ir užkulisiai. Šita merienė šitaip atrodė. Ko labiausiai bijo dalyviai. Visi čia mes Vytauto bijom. Geras mūsų komisijos narys. Ir kam prognozuoja pergalę. Tikitės laimėti? O aišku, kad ne. Ir labanakt viso gero. Melivo. Misija visam gyvenimui. Rytoj danguje sužibės elitinė komanda, kurios priešakyje Tomas Kruzas. Priešas žino, kad tik beprotis galėtų skristi taip žemai. Kaip tik tą ir darysite. Asas Maverikas. 22:10 per LNK. Vitiron vitaminai. Energijai ir budrumui. Pasiek daugiau su Vitiron. Mylimieji Dainotas Varnas ir Ieva Jozapaitytė išsiskyrė. Ne ta pusė. Ar pora namo grįž kartu? Aš tai jau žinau. Pasakyk, ką? Nieko nebus tau namuose. Viskas suseks. Muzikos detektyvai. Antradienį 20 valandą per LNK. Žudikai naudoja neįtikėtinus metodus. Kaip juos atsekti ir rasti visus įkalčius. Kaip atskleisti kraupes senelių namų paslaptis. Rex. Hudsonas ir Rexas. Darbo dienomis 9 ryto per LNK. Elektrum. Pozityvus elektros energijos tiekėjas. Penktadienį. Premjera per LNK. Jo darbas – būti ten, kur gęsta gyvybės. Niujorko paramediko naktinė pamaina. Betono džiunglės. 21 valandą per LNK. Karolio tėvų meilės fiesta. Pusryčiai, pietai, vakarienė, žvakė šviesoje. Negalvojau, kad sužadėtuvės galiu turėti. Gyvenimo mokykla, kaip tėtis sako, žodis myliu. Kovos dėl jaunikių. Kiek kabinasi ant kaklo? Kai kiaunis. Jisai finansininkas, viskas turi būti apsimoka. Penktadienį 19:30 per LNK. Transliaciją remia Akiniai Filman. Dabar matau ryškiai. Naujas etapas, kai prodiuseriai autorių kūrinius pakelia į aukščiausią lygį. Labai sužavėjo šitą dainą. Dalyviai, kurie padarys viską, kad jų hitas pasiektų radio eterį. Jinai tikrai verta ir aš jau laukiu Žalgirio arenos. Naujas hitas jau šiandien 19:30 per LNK. Sveiki sugrįžę. Kauno Žalgiris naujasis Eurolygos lyderis. Iki šiol turnyrinės lentelės viršūnėje buvęs Tel Avivo Hapoel klubas krito prieš Pirėjo Olympiakos ir patyrė antrą pralaimėjimą šiame sezone. Dabar tiek Hapoel, tiek Belgrado Cervena Zvezda turi tiek pat pergalių ir pralaimėjimų kaip ir Žalgiris, tačiau pagal papildomus rodiklius pirmauja būtent kauniečiai.
Užtikrintai sezoną pradėjęs Tel Avivo Hapoel klubas Eurolygoje kol kas nesutinka rimtesnių priešininkų. Komanda laimėjo pastarąsias 4 rungtynes ir apskritai senojo žemyno turnyre suklupo vos kartą. Tokie rezultatai atsispindi ir turnyrinėje lentelėje, kurioje Izraelio krepšininkai pirmi. Tiesa, dabar jau buvo pirmi. Išvykoje pratęsti pergalių seriją Hapoelis bando prieš Pirėjo Olympiakos, tačiau klimpsta ir yra surakinamas trečiame kėlinyje, kai per 10 minučių pelno tik 4 taškus. Rungtynių nugalėtojas sprendžiasi lemiamame kėlinyje, kuriame kovoje taškas į tašką 62-58 pranašesnis Olympiakos. O Hapoel komandos pralaimėjimu džiaugtis gali Kauno ekipą palaikantys sirgaliai. Dabar Eurolygoje po 6 pergalės ir 2 pralaimėjimus turi 3 komandos. Žalgiris, Donato Motiejūno atstovaujama Crvena Zvezda ir Hapoelis. Visgi į pirmą turnyrinės lentelės vietą dėl geresnio pelnytų ir praleistų taškų santykio pakilo Lietuvos klubas. Kelkimės į Belgradą, kuriame štai tokiu metimu Barcelonos komanda į priekį rungtynėse likus mažiau nei minutį veda Vilas Klaiburnas. Progą išlyginti rezultatą turi Partizano žaidėjas, tačiau metimas iš po krepšio skrieja pro šalį. O sukurti stebuklo Belgrado ekipai nebepavyksta. Barsa laimė akistatą 2 taškais 78-76. Štai 6 pralaimėjimais sezoną pradėjusi Vitorijos Baskonija ir Tadas Sedekerskis taip pat rodo atsigavimo ženklus. Baskai namuose pasiekė antrą pergalę paeiliui, kai 86-75 nugalėjo Anadolu Efes. Pirmoje vietoje turnyre įsitaisęs Kauno Žalgiris dar vieną pergalę sumedžioti bandys jau kitą savaitę, kai namuose priims Valensijos klubą. Geriausia sezono pradžia nuo legendinio Michaelo Jordano laikų. NBA sezoną 5 pergalėmis be pralaimėjimų pradėjusi Chicago's Bulls ekipa lygoje savo neturi lygių, o Matas Buzelis toli gražu ne tik epizodinis žaidėjas. Šį sezoną galinga Bulls komandos jėga tapęs lietuvis kūrė dar vieną šou ir kaip visada publika džiugino įspūdingo grožio dėjimais. Jau pačioje rungtynių pradžioje po Džošo Giddy perimto kamuolio Matas Buzelis Čikagos sirgalius džiugina tokiu grakščiu dėjimu. Panašu, kad šį sezoną komanda sulėtinti tempo ir nesiruošia. Bulls pajėgiausios planetos krepšinio lygos sezone laimė absoliučiai viską. 5 pergalės ir 0 pralaimėjimų. Taip atrodo bulių startas. Kartu tai ir geriausias rezultatas per beveik 30 metų. Paskutinį kartą taip sezoną Čikagos ekipa buvo pradėjusi dar 1996-97 metų sezone, kai komandoje rungtyniavo legendinis Michaelas Jordanas, o Bulls tapo čempionais. 135-125 New Yorko Knicks įveikęs Buzelis ir komanda rytų konferencijoje žengia pirmi. O pačiame NBA šou elementų netrūksta niekada, todėl nenuostabu, kad Halloweeną NBA bendruomenė įpratusi minėti taip pat ypatingai. Štai kaip kadais į rungtynes atvyko J.J. Redikas. Grinču anksčiau yra persirengęs Dževeilas Magy, o taip praėjusią naktį atrodė kiti rungtyniavę krepšininkai. Suomis Lauris Markanenas persirengė Boratu. Džošas Giddy ir Jarenas Jacksonas abu šiurpino siaubo filmo Penktadienis 13 pagrindinių veikėjų Jasonu. Dar 2 krepšininkai pasirinko vilkolakio įvaizdį. Visoje NBA lygoje liko tik 3 dar nepralaimėjusios ekipos. Be Mato Buzelio atstovaujamo Čikagos klubo nesėkmės skonio dar nepajautė Oklahomos Thunder ir San Antonijaus Spurs. Džiugios naujienos iš Jungtinių Arabų Emiratų. Abu Dabyje vykstančiame pasaulio irklenčių čempionate lietuviai iškovojo 2 medalius. Vyrų sprinto rungtyje vicečempionu tapo Vadimas Korobovas, distanciją įveikęs per 23 sekundės ir 99 šimtasias. Dar vieną medalį Lietuvai laimėjo Tomas Varnas, startavęs Masters virš 50 metų grupėje. Sprinto rungtyje Varnas iškovojo bronzą. Lietuvis į priekį praleido tik Kanados ir Vokietijos atstovus. Ir pabaigoje apie futbolą. Anglijos milžinė čempionų titulą ginanti Liverpool komanda išgyvena vieną tamsiausių ir sunkiausių periodų per pastarąjį dešimtmetį. 4 pralaimėjimai iš eilės komanda nubloškė į 8 vietą, o artėjantis mačas prieš Aston Villa gali tapti istoriniu. 5 nesėkmių paeiliui Liverpoolis nebuvo patyręs per visą klubo istoriją. 4 pralaimėjimų seriją iš eilės Anglijos Premier lygoje fiksuojantis Liverpoolis išgyvena juodą laikotarpį. Nepadeda nei rekordinės daugiau kaip 500 eurų milijonų investicijos praėjusią vasarą, nei trenerio Arne Sloto idėjos.
Po šios 4 nesėkmių serijos Liverpoolis nukrito į 8-ąją Premier lygos vietą, o tai žemiausia pozicija per pastaruosius metus. Tiesa, tokia situacija komandai reta istoriškai. Paskutinį kartą 4 pralaimėjimus iš eilės klubas buvo patyręs tik 2021-aisiais ir dar anksčiau 1993 metais. Nei vienu atveju serija nesitęsė iki 5 rungtynių, todėl artėjantis mačas su Aston Villa gali tapti lūžio tašku arba nauju nemaloniu rekordu. Galbūt praėjusį sezoną mums pasisekė labiau, o dabar sekasi šiek tiek mažiau. Vėlgi, jokių pasiteisinimų dėl rezultatų neturime. Tačiau mums teko žaisti daug rungtynių išvykoje, tarp kurių buvo tik 2 dienų poilsis. Ir tai praėjusį sezoną būtų buvęs sunkus tvarkaraštis kiekvienai komandai. Per visą Premier lygos istoriją tik kelios elitinės komandos yra išgyvenusios panašius laikotarpius. 10-ajame dešimtmetyje Manchesterio City's buvo pralaimėjęs net 8 kartus iš eilės. Tottenhamas 7, o Chelsea 6. Tuo metu Liverpoolis kartu su Arsenalu iki šiol dalijosi blogiausių 4 pralaimėjimų iš eilės rezultatu. Tačiau dabar šis rekordas gali būti pagerintas ne į gerąją pusę. Ar taip nutiks, paaiškės jau šiandien vėlai vakare. Tiek naujienų sporto ir žiniuose šį vakarą, dabar metas orams ir iki rytojaus. Viridian maisto papildai visai šeimai. Gamtos dovana jums. Jei sloga pavirto simfonija, laikas Gelomirtol Forte. Gelomirtol Forte. Sinusito ir bronchito simptomams lengvinti. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Ir klientui, ir pacientui. Po šiandienos kelių saulėtų akimirkų Lietuvos dangų vėl užgaus debesys, bus ir lietaus. Artimiausią naktį kai kur truputį palis. Vakarų Lietuvoje vietomis formuosis rūkas. Vėjas pietryčių 50 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 2-7 laipsniai šilumos. Tiesa, vakarinėme pakraštyje ir prie pat jūros kiek šilčiau iki 9 laipsnių. Vėlinių dieną vietomis palis, bet lietus nebus gausus. Vėjas pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę. Sekmadienio dieną šils iki 8-13 laipsnių. Pirmadienį jau daugelį rajonų lietus, vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, dieną 8-13 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis protarpiais palis, bet vyraus nedidelis lietus. Vėjas išliks vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7, dieną 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj Skandinavijoje daug kur krituliai, stiprus lietus numatomas Norvegijos vakaruose ties Bergenu. Šiauriniuose Švedijos rajonuose vietomis šlapdriba, šilumos nuo 1 iki 12. Britų salyne vietomis palis, šilumos 9-13 laipsnių. Prancūzijoje daug kur palis, šilumos nuo 12 šiaurėje iki 22 pietuose. Belgijoje apie 14 šilumos ir vietomis palis. Lis ir Vokietijoje labiausiai pietiniuose rajonuose. Šils iki 14 laipsnių. Daug kur lis ir kitur vidurio Europoje, ypač gausiai Čekijoje ir Austrijoje. O Vengrijoje jau sausiau ir šilčiau iki 21. Lietuvos kaiminystėje lietinga diena, lis daugelyje vietų, tik Baltarusijoje vietomis. Šilumos daugiausiai Lenkijoje, Krokovoje 17. Tiek pat šilumos ir vakarų bei pietų Ukrainoje, o štai šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose vėsiau 11 laipsnių ir be lietaus. Pietų Europoje stiprus lietus yra numatomas Italijos šiaurėje aplink Milaną, negausiai vietomis palis ir šiaurės Ispanijoje bei Graikijos pietvakariuose. Kitur daugiausiai be lietaus, o šilčiausia bus pietiniuose Turkijos kurortuose, vietomis iki 28-29 laipsnių. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Ir klientui, ir pacientui. Transliaciją remia Akiniai Filman. Dabar matau ryškiai.
Naujas etapas, kai prodiuseriai autorių kūrinius pakelia į aukščiausią lygį. Vau, iš tikrųjų labai sužavėjo šitą dainą. Dalyviai, kurie padarys viską, kad jų hitas pasiektų radio eterį. Jinai tikrai verta ir aš jau laukiu Žalgirio arenos. LNK iššūkis. Naujas hitas. Kaip jūs galėjot prodiuseriai į vieną laidą juos abu įdėti ir dar vieną po kito? Mes tiesiog padarėm, kad taip ir būtų tiksliai. Jau netrukus. Labas vakaras Lietuva, labas vakaras, mylimas šeštadienį su jumis, kaip ir priklauso. Čia LNK eteryje naujas hitas! Ponios ir ponai, šiandieną mes tęsime naujo hito paieškas ir dar vienas etapas, kuomet čia pamatysime net 8 dalyvių pasirodymus iš kiekvienos komandos. Šiandieną nuspręsim kartu su visais mūsų žiūrovais, kurios dainos keliauja į kitą etapą, tai yra pusfinalį, o dabar norėčiau pasidžiaugti labai mūsų pilnom sofutėm. Aplodismentai jiems, nepagailėkit. Tai mūsų prodiuserių kompanijos, kurios pripildė savo komandas naujais hitais. Aplodismentai Giedrei ir Faustui. Aplodismentai jiems. Jų komanda jau pasiruošusi netrukus čia pasirodyti ant šios scenos. Turim dar 2 vyrukus, kurie visą laiką žavi ne tik tai savo išskirtinę iškalbą, bet ir labai gražią jaunatvišką tokią aprangą. Ponios ir ponai, puikiai komanda, tai yra Stano ir Deividas. O dabar aš norėčiau, kad mes pasidžiaugtumėm dainomis, kurios buvo patekusios į radio eterį ir čia netrukus skambės radio mūsų ekspertų dėka. Radio centro super balsas, atpažįstamiausias žmogus Simas, aplodismentai jam. Jekaterina, moteris, kurie džiugina mus visus savo šiaip atėjimu. Aš labai džiaugiuosi, kad moteriškų balsų čia turėtų būti dar daugiau ir nelygintinai daugiau su vyrais. Jekaterina, aplodismentai tau, Zip FM. Labuka. Žmogus, kuris mėgsta pasakyti tiesą apie internetą ir tiesą apie muziką. Ponios ir ponai, tai yra Lietus Gintas. Aplodismentai jam. Ir išskirtinių nepaprasto talento žmogus, kuriam gali pavydėti dabar kiekvienas jaunas, perspektyvus, jau 20 metų M1 vedėjas Paulius. Chebrytė, koks susiteikimas šiandien? Jej! Aš ką čia kalbam apie tą muziką? Reikia jos klausytis. Paklausykime, kas jau nuo praėjusių laidų skambėjo jų eterį. Ir pirmasis ant scenos šiandieną pasirodys Tomas.